Ši santuoka ir visa tai, kas iš kur jie atėjo, per ką jinai ėjo, kaip jinai, kuo jinai pasirodė, mums bus graži sekminių dovana ir tikrai tas paslaptingas patvirtinimas, kad dvasia yra gyva ir veikianti bažnyčiai. Dėkui. Ačiū labai. Tai einam vis tiek išgersim, ko nors kartu.
mokėt. Su šitu. Šitoj dėžiai telpa mano visas vaikystės menas. Čia, kažkaip aš labai ten per daug nesaugojau, bet, kas tokių iš labiau vykusių atidžiukų, ko neišmečiau, neužtapiau, tai kažkaip pateko tvarkantis į šitą dėžę. Ai, va čia va giliau tie jau vaikystės tokie darbeliai, tai čia grinai, ką žinau, 15, man ten 14 metų, kai Vienožinskio dailės mokykloje mokiausi ir Pašaltenį ruošiausi diplominį daryti, tai jis irgi liepdavo ten mums darbštoliauti ir ten tapydavom ir prie jūros kokios, prie visokių ten per visokias atostogas su tėvais. Nieko aš ten per daug neblizgėjau klasėje kaip dailininkė, bet tokia simpatiška piešimo mokytoja kažkodėl ėmė ir mano tėčiui patarė nuvesti mane į tą Konarskio, tada vadinosi dailės mokyklą. Ten papuoliau į Arvydo Šaltenio rankas, o jau čia, kaip sakyt, kas papuldavo pas Šaltenį, tam jokio kito kelio nėra, kaip tik būti dailininku. Ir kiti buvo labai geri mokytojai. Rožanskaitė ir Piekuras, Petras Repšys, Gecevičius. Dailės mokykloje buvo iš tikrųjų toks kaip kažkoks kitas gyvenimas, kitas pasaulis. Tai čia tas viso šitoj skrinelė, o tarp kito skrinelė, tai irgi gana simboliška. Tai yra dėžė, su kuria 1959 metais mano mama su seserė ir broliu grįžo iš Sibiro. Štai. Pirmiausia buvo paleisti vaikai. Birželio 13 atsimena, mama per Šventą Antaną grįžo į Lietuvą su šita dėžele, o po metų grįžo ir tėvai. Stojam į Dailės akademiją ir tai pirmam kurse esam ir yra sausio 13. Kai tu pamatai, kad neturi jokios reikšmės, tai tavo tapomi vargšiški natiurmortai ir pastatymai, kad reikia eiti ginti Lietuvos. Toliau atsiveria galimybės, stažuotės, stipendijos, vykstame į vakarus, kur pamatom, kad ta tapyba yra praeitas etapas visiškai, niekas nebetapo ir greičiausiai nebetapys. Aš taip sutirštintai sakau, bet kaip mums atrodo ten 92-3 metais. Tada, tiesą sakant, Dailės akademijoje nereikia net į užsienį važiuoti. Mūsų kursas buvo, prieš mus buvo jau keli revoliucionierių kursai, Geros blogybės, Zapkus praėjęs su savo mokiniais. Buvo tiesiog jau tos revoliucija, mes atėjom jau po revoliucijos, bet sakysim, ta tokia jau buvo visai pasikeitusi profesūra. Ypač darant diplominį, staiga tu matai, kad jeigu dabar tapysi ten atsisėdęs kažkokį tikrai tapybos kūrinį, tai turi būti arba jau tikrai toks visiškai atsiribojęs, toks dzenbudistas, koks vienuolis atsiskyrėlis. Arba jeigu jau esi toje labiau savo kartoje ir žiūri į tuos įvykius, kas čia vyksta ir parodų rūmai tapo Šiuolaikinio meno centru ir pirmos privačios galerijos ir projektai ir taip toliau, tai tu turi vis vieną jau kažkaip, kaip sakyti, net neblogąją prasme, būti toje madoje, tame laikmetyje ir ieškoti tų šiuolaikinės kalbos, šiuolaikinių meno tų tokių formų. Tai mūsų kursas toks, keli mano draugai yra tokie, kaip sakyti, netgi, ir dažnai kažkaip skundžiasi ir sako, kad mums nepasisekė, kad kai mokėmės Dailės akademijoje, mums ten, pavyzdžiui, kaip ne Zapkus dėstė, bet tie jau akademikai, klasikai, bet mes jau buvo tas tokie, ne su jais, bet su pačia ta tapybos tradicija, jau konfliktinė būsena ir tokia buvo, tiesiog kaip mazochizmas kažkoks stovi ir tapai, nors jauti, kad jau visai nei tau įdomu, nei niekam įdomu, tokių. Bet man, pavyzdžiui, buvo įdomu. Čia aš tik tai noriu pasakyti, kad iš mūsų vis viena daugiausia, ką daro menininkai, man atrodo, visų sričių menininkai labiausiai jiems įdomu, kas vyksta jų kartoj. Tai aš sakau, mano kartoj, tokių pasigirsta, nors man, sakau, buvo kažkaip visai, kaip sakyti, pasiėmiau tiek iš tų įdomesnių, tiek iš nuobodesnių dėstytojų, iš jų metodikos tuo metu, kas man rūpėjo.
Tai va, tas buvo, kad tas, nu, tarsi nenorėjau, nesugebėjau galbūt, kaip kiti mano draugai, jau pasimti ten kokią videokamerą ar fotoaparatą ar pulti kurti instaliaciją. Na tai tada aš kibau į tą santykių aiškinimąsi su tradicija ir tapyba paskutiniam kurse. Su tokiom, nu, kaip sakysim, priemonėm, kurios buvo beveik neliejiniai dažai, o ten smėlis, klijai, nu irgi iš tos tokia monochrominė, kaip kad ir mano tapyboje būdavo nemažai tokių monochrominių aliejinių darbų, bet jau iš to grinai, nu, tokių daugiau akcinės tokios tapybos, čia pasitiesdavau, dirbtuvę jau turėjau, tokių grinai to tokio spontaniškumo, bet tiesą sakant vis tiek gerai man vadovavo kažkaip, nors nedažnai, bet ateidavo į dirbtuvę Richardas Vaitiekūnas ir tikrai, nu, kaip toks, nu, palaikė ir netgi padėjo, kad nenuslyščiau kokius vien tik tai jau tokius eksperimentus, o kad tikrai būtų ten kažkiek ir to manojo aš, ar kaip pasakyti, jau tos. Na va, bet tada jau, kai išsieksponavau, kai pradėjau tos žiūrėti, kas čia per paroda gaunasi, Lietuvos Aido galerijoje buvo mano diplominio gynimas ir pradėjo, nu, ir ten dėstytojai buvę, ir draugai kažkaip tai sakyti, nu, kad galbūt vis tiek reikėjo tos ir kažkokios tas gerosios tapybos, ten 2-3 kurso parodyti, kaip čia dabar vertins tą diplominį, kad gali būti labai, labai mažas pažymys. Sukūriau tokį tekstą, ginamąją kalbą apie tai, kad taip galbūt ta mano tapyba, kuri čia yra va, tokia ir išdegusi ir tokia nelabai aišku, tas antropomorfizmas toks, nu gali jį pagrįsti, kad jis kartais gali išplaukti ir iš tokių, nu, kaip sakyt, mokyklos dalykų, kaip pavyzdžiui, Vaitiekūno darbuose juk dažnai būna ten koks nors ten debesis ar ten medis pavirsta į galvą, ar ten kokią kaukolę, o iš tikrųjų mylime ir skelbėme anapusinį kūrybos grožį. Tai komisijai labai patiko tas mano pasisakymas ir paskui dar recenzentas buvo filosofas Vytautas Ališauskas, kuris irgi apgynė tą mano darbą, o po to dar ten apgynė ir kitų mano kurso draugų kūrinius. Roma tai buvo vėlgi toks, kaip būtų koks nors įsimylėjimo periodas. Nu labai man ten patiko. Patiko pirmiausia dėl to, kad nu, tikrai pataikiau kažkaip tas studijas, kurios man matyt, kad ir buvo troškulys, nu, tų istorinių, meno istorinių, kažkokių ir bažnyčios istorinių žinių, toks matyt alkis ir tą viską labai gavau, tikrai labai charizmatiškų vėlgi tų dėstytojų ir studentų aplinka. Tas nu, toks buvo visiškai toks pakilimo laikotarpis. Grįžus į Lietuvą, paskui buvo toks vėlgi tokia tam tikra duobė ir tiek dėl klimato reikėjo priprasti ir kad saulės pas mus mažai ir maistas kitoks, nu ir ypač tas trūkumas to viso grožio meno, kuris ten liejasi ir kiekvienas duris atidarius. Tai tikrai toks buvo labai laimingas laikotarpis, juolab jeigu nebūtų buvę Romos, tai nebūtų ir dabar to mano vėlgi mylimo darbo, kas yra bažnytinio paveldo muziejus, kas jie yra kažkokie tokie menotyros keliai, tai tikrai yra dėl to, kad buvo tos itališkos studijos. Muziejininkystė arba menotyra tai yra jau kas ateina mano gyvenime vėlokai po studijų Dailės akademijoje, o pavyzdžiui tikrai nesivadinu direktorė ir dar dėl to muziejaus, kaip sakau, priminkime, kompaktiškas labai muziejukas. Esam kaip kumštis ir taip gera, kad nei tavęs reikia būti kažkokie ten direktoriauti, bet tai yra, kaip sakyt, visą laiką menotyra arba ta muziejininkystės sritis, kurioje taip nesijaučiu labai tvirtai, ką darai nuo mažens, tai reiškia, ką aš tada dažnai labai konsultuojuosi, kreipiuosi, tiek siunčiu tekstus, tiek kviečiuosi, tuos jau profesionalus menotyrininkus. Ir kurie tikrai be galo padeda tiek tą muziejų gyvuoti, tiek galų gale ir ten kokiam ten mano asmeniniam ar Švento Kazimiero kultą tyrinėjau, ar ką visą laiką tas toks man buvo kitą kartą ir gėris, kad visiškai nekompleksuoju ir prašau, paskaityk, pažiūrėk, ar nesąmonę neprirašiau, ar tas ar anas, nes tai jaučiu, kad šiek tiek gali būti kažkokių išsilavinimo spragų.
Tapyba yra mano, kaip sakyti, ir pagrindas, ir džiaugsmas, ir toks, kaip pagrindas. Tai yra labai svarbi mano gyvenimo veikla, bet labai myliu ir tą savo, kas pavyksta iš rašto darbų arba kas pavyksta muziejaus gyvenime. Tai tiesiog dažnai pagalvoju, taip, dabar kas nors atimtų muziejų arba, sakysim, kažkaip kitaip pasisuktų gyvenimas, ar aš galėčiau tapyti nuo 8 ryto iki 5 vakaro. Jeigu jau taip profesionaliai žiūrint, ateičiau į dirbtuvę ir tapau. Tai pagalvojus, aišku, turbūt būtų sunkoka. Jis yra toksai, nors tikrai žinau, kad daug kas taip gyvena. Matyti, esu laimingas žmogus tiesiog, kad pasiseka ir tokią tą tarnybą turėti, kuri padeda tapybą išlaikyti, o tapyba tarsi tapusi tokia gal netgi hobio sritimi, bet tuo pačiu labai daug laisvės turi. Labai daug laisvės turi dėl to, kad nereikia jaudintis, kada čia kas ką nupirks, ar aš čia kaip nors jau ten vieną paveikslą nutapius, kad pardavus, kada parduosiu kitą. Nėra to tokio, sakysim, kažkokios įtampos, pastangų, kažkaip klausyti labai, kaip kam kas patiko, ar ten, tiesiog, tos yra tada laisvės tokios ir tapyboje. Tai, žodžiu, kai visaip ten su savim ir su kritikais polemizuodama, vis taip tas aiškinimas, kodėl darai tą ar kitaip, ypač kokią parodą atidariusi, vis ar kodėl tie šventieji, ar kodėl ta krikščioniška ikonografija, tai pernai metais nusprendžiau, iš vis taip gana tiesmukai parodyti, kad apskritai, tik per formą tarsi prieiti, nesigilindama, koks turinys, kas kaip, tai būtent Pažaislio plenere. Paprasčiausiu būdu dariau eskizus, užvertus galvą, žiūrėdama į italų nutapytas freskas, kurių ten tiršta ir ten daugiausia tokia marijinė ikonografija atskleidžianti, bazilika, bažnyčia dedikuota Mergelės Marijos garbei, taigi daugiausia ten visokie pranašai, apaštalai arba ten vis pasakoja ir skelbia jau tą Marijos vaidmenį išganymo istorijoje, lygiai ten vietiniai šventieji, vienuoliai. Norit atsakymo, kodėl aš tapau? Tiesiog man tai gražu ir įdomu. Visiškai ne pamaldumo išeitis. Tie personažai, aš nežinau, kas jie yra. Šį kartą man tiesiog buvo labai įdomu, tie judesiai, tas barokinio meno laisvumas. Man grinai išėjau iš formos, iš žaidimo tokio. Nežinau, kas tai yra, bet man įdomu. Tai šventieji, bet aš net nežinau kokie. Arba gal ir nebūtinai šventieji. Tiesiog kažkokie bibliniai personažai, kurie šiaip dėl tos ekspresijos, dėl išraiškos ir be to vėlgi nereikia slėpti, man leidžia tenai pasireikšti daugiau tos šviesos turi išlaikyti, nes Pažaislio freskos jos yra labai daug, yra juose dangaus, daug yra šviesos, kuri tokia ir rūžava, ir gelsva, ir balta, ir man tada leidžia tas jau, sakysim, kopijavimas ar replikavimas, žiūrėjimas į tuos pirmavaizdžius, nenugrimsti į tą tamsą, kurios aš ir taip galiu ją ir moku nutapyti. Vyksta tapybos procesas, tapo tapytojas drobę ir, kaip aš vis tiek jau tą figūratyvą gvildenu kažkokį tai, ir tiesiog, žinokit, kartai žiūri kompoziciškai, pamatai, kad vyras, pamatai, kad su apsiaustu, pamatai, ir tada, pavyzdžiui, jeigu šalia jo aš nupaišau šunį, tai jis yra Šventasis Rokas. Jeigu man norisi grinai kompoziciškai kažkokios ten lazdos, kad ar kirstų kažkaip, ar truputėlį tą gilumą išgauti, tai jis yra Šventasis Jokūbas. Jeigu aš tapiau kažką iš natūros ar bažnyčioje, kažkur tai kokią klūpinčią figūrą, bet jeigu dar šalia jos atsiranda ten liūtas, tai jis bus Šventasis Jeronimas. Tokie visai, sakau, čia taip netgi gaila tokios virtuvė, bet atskleidžiu virtuvę. Bet kitas dar dalykas, ką aš jau dabar irgi gal nebijau sakyti, kai tapau aš tuos personažus, negalvoju, kad tai yra mano tėtis, ar mano vyras, ar ten koks nors mano pažįstamas. Vis vien aš jau tapau šventąjį, tik dar nežinau, koks jis bus. Tai tas tada gal reikia jau su tuo vieną kartą man susitaikyti, kad taip vyksta, ir pasakyti, kad ko gero tai vis tiek plaukia iš tos mano krikščioniškos pasaulėjautos.
kad man ir įdomu, man ten va tada daugiau to dramatizmo. Jeigu aš tapysiu savo tėtį, jis toks linksmas, toks geras žmogus, kam jam ten dabar ten uolos ar debesis kokie. Virš jo galvos, aš čia dabar juokauju, aišku.
šita vieta yra man labai svarbi ir nors ilgai kažkaip nedrįsau ir kokį, nežinau, gal 10 metų glūdinau mintį, jog reikėtų čia surengti parodą, bet kažko vis labai, vis bijodavau. Šita paroda yra skirta tikrai mano draugams, visiems mano draugams, giminėms, tėčių draugams, sirgaliams, palaikytojams visų mano veiklų ir kiek žinau, tikrai mane mylintiem. Metams einant, kažkaip atsipalaiduoji ir nusprendi padaryti pačią paprasčiausią parodą, kuri vadinasi, čia gal net ne paroda, bet būtent, kuri vadinasi Aš taip gyvenu.